ne tik tai Happy Monday šiandien, bet ir klausimas yra iš Norvegijos. Ir aš perduodu mikrofoną, kad paklaustų jūsų Geraldas, mano draugas. Tai toks klausimas. Ar sakė jums kas nors gyvenime, kad Jėzus jūs myli asmeniškai labai? Gal ne? O, tai gal labai gera naujiena. Wow, tai nuostabu! Mes čia ir atėjom dėl Pavelo Arsenija. Pasakyti, Jėzus myli, ne tai myli, bet jisai išliejo visą kraują dėl jūsų. Jo kraujas reiškia išgelbėjimas. Jisai nepasmerkė pasaulio. Taip? Taip. Tai reiškia, kad kaltės jausmas, kas yra pirmas žudikas žmoguje, yra 7 ginklai. Aš nesakysiu visų 7, nes jūs pabėgsit. Pirmas yra kaltės jausmas, nuo ko prasideda religiniai ieškojimai, prasideda filosofijos. Kaltės jausmas. Jūs jaučiat kaltės jausmą? Kartais. Nejaučiat? Kartais gal. Kartais. Tai va, jum ką dabar padaryti? Vienas žingsnis. Bet labai skubėsim. Skuba. 1 sekundė. 1 sekundė. Neturi Gali vienas Dievui... Neturi. Ok, Dievo, mes paleidžiam Happy jums. Monday. Jūs jau sužinojot. Happy Monday. Švęskit, gerai? Išknysom pilnai. Išknysom pilnai, tai va, grįžtam į eterį. Jerry Koo. Mes girti, Mes girti. Aleliuja. Sako, nebūkite Ir mes neišgėrę. Bet šventosios dvasios, būkite Ja, pilni. nuo ko jūs prisigėrėt? Klausė aplinkiniai per sekmines. Halo, gerai kažkas. Ok, tai neprarandam įkvėpimo, jisai didelis. Hello, you missed the target? You missed the way? Labą dieną. Labą dieną. Galima paklausti klausimą? Hallelujah. Hallelujah. Today is Happy Monday. Max, Pastor Max. Today is Happy Monday. We celebrate with Jerry. Jerry is radical. Yesterday received many. No, radical. Yesterday many received Jesus. Many, just many. Yes. We were tired. I was exhausted. My batteries were off. But suddenly level rise up when we came here. Labą dieną, kaip jums sekasi? Gerai. Galima paklausti klausimo. Vieno. Gerai. Ar jūs žinot, kad šiandien Happy Monday? Ar jūs pastebėjot, kad šiandien pirmadienis? Taip. Taip, žinot, kad žmonės nekenčia pirmadienį. Taip. Net mano draugas Jerry sako, rytoj man į darbą. Mum dar ne. Taip, jūs mokotės, taip. Švenčia, šaunu ir mes švenčiam. Happy Monday šiandien švenčiam. Kur mes švenčiam? Norvegijoje. Aš solidarity with Norway, nes jie šiandien evangelizuoja radikaliai. Norvegijoje sunku evangelizuoti. Žmonės turtingi. Jiem Kristaus nereikia. O jum reikia? Reikia, aišku. Visai jaunimui reikia. Šiandien 3 koibordistai, kurie ir kazančiai priėmė Jėzų. Žinokit, yra labai gerai. Atsikeli iš ryto ir pradedi naują dieną, ne? Ir ką sako žmonės dažniausiai? Ačiū Dievui, aš dar šiandien esu gyvas, žinai. Vat kiekvieną dieną, žinai, atsikeli ir tai yra Dievo malonė, žinai. Ir ačiū Dievui, žinai, aš šiandien gyva. Bet dėl kokios priežasties? Tai, kad Jėzus už mane mirė, išpirko mano kaltes. Jis duoda žmonėms gyvenimą. Ir vat, daugelis žmonių tūkstančiai neatsikelia iš ryto, kitą rytą nebeatsikelia. Ir išeina iš šio pasaulio be Jėzaus. Be Jėzaus. Viskas, supranti, prarastas gyvenimas, prarasta amžinybė, žinai. Bet gal sako, šiandien yra ta diena, kai tu gali pažinti Kristų, priimti kaip savo viešpatį ir gelbėtoją. Wow. Nes jis tave myli. Amen. Nes jis myli. Ar jums įdomu? Nelabai. Žiūrėkit, dar vienas pas mus topikas yra, ne tik tai Happy Monday, bet koksai yra vienas iš self-destruction priešų, kurie nori mus sunaikinti. Yra 7. Aš nesakysiu visų. Pirmas. Pataikykit. Pabandykit. Koksai? Kas žmogų žudo? Tiesiog iš lempos sakykit. Bet ką. Come here. Koksai? Pametė kelią. Orientacija. Koksai? Kas širdyje. Kaip? Technologijos. Dirbtinis intelektas. Jo. Čia ateity bus.
Bet pirmas, koksai būtų? Jisai pats sunkiausias, iš ko visos kitos Patys save. kaltės jausmas. Kaltė. Dėl kaltės mes kaltinam kitą. Dėl kaltės mes einam, bandom būti geri, bandom išpažinti nueiti, ne? Aš turiu vieną preach, bet nesakysiu labai ilga, gan ilga. Kaip kiaulė norėjo būti avim. Tai va, bet esmė yra Happy Monday priimti Jėzų į savo širdį. Va čia esmė. Aš žengiu vieną žingsnį, Tautvydas priėmė. Žinot, kaip burdistų, pabandykit evangelizuoti. Ne telefonas priešas, ne. Jisai gali būti priešas. Tai va, Tautvydas pasakė, gerai, aš sutinku kiekvieną dieną melstis, kad pasišvęsti Dievui. Įsivaizduos, skateboardistas. O jūsgi geresnės už skateboardistus, teisingai. Priimkit Jėzų šiandien. Norit? Mes jau senai priėmėme. Senai. Gerai, pasimelskime tada tokią maldą. Aš taip išsigelbėjau. Radikaliai. Kristus